Priekulė – Ernsto Vicherto mėgėjų teatras. Priekulė – miestelis minimas jau 16 amžiuje. Kadaise čia buvo seniausia Klaipėdos krašte evangelikų liuteronų parapija, vasarodavo rašytoja Ieva Simonaitytė, šiandien tai jaukus 2 seniūnijų centras. Sutvarkytoje senojoje turgaus aikštėje stovi 20 amžiaus pradžioje sumūryta halė, pastatas, kuriame šiandien žmonės šoka, dainuoja ir vaidina. Kultūros centras 2016 metais pripažintas geriausiu Lietuvoje. Mėgėjiško teatro istorija Priekulėje taip pat sena. Mat Įsrutyje gimęs Karaliaučiuje mokslus baigęs miestelio teisininkas 30-metis Ernstas Vichertas. Žmogus buvo talentingas. Ne tik sprendė bylas, rašė dramas ir apsakymus, bet mažame miestelėje subūrė teatrą. Jis pats buvo teisėjas atvykęs iš Karaliaučiaus, čia dirbti paskirtas, pirmiausias dirbo Klaipėdoj metus, po to jį paskyrė čia. Tai jis 3 metus šiame miestelėje mažame dirbo ir kadangi gal veiklos nebuvo tą miestelį tiek daug, nei pramogų, nieko, tai jisai įkūrė tiesiog tokį kolektyvą, vadino advokatas, vaistininkas. Naujas Priekulės mėgėjų teatras susibūrė 2003-aisiais. Po 6 metų jam suteiktas Ernsto Vicherto vardas. Dabar teatrui vadovauja režisierius iš Klaipėdos Donatas Savickis. Čia tokia mano slaptasis kabinetas yra, čia mes irgi laikom spektaklių rekvizitus. Priekulės mėgėjų teatro vadovas ir režisierius pripažįsta, jį čia laiko žmonės, jų atviras požiūris į meną ir visos bendruomenės rūpestis. Pačiam buvo eiti į saviveiklą, dirbti, toksai, atrodo šiai teatrą, bet kaip ateini čia dirbti mažą miestelį, kur didelė bendruomenė ir kaip žmonės po savo darbų ateina į repeticijas ir jie tiek nuoširdžiai dirba, tai tiesiog viską atperka iš tikrųjų. Kadangi esame biudžetinė įstaiga, mes kažkiek gaunam lėšų, taipogi kiek ir surinkam bilietų, bet čia iš tikrųjų bendruomenės irgi tas dalykas. Pavyzdžiui, reikia lentų. Taip, tu surandi žmogų, kurio tu gali paprašyti iš lentpės, mums reikia lentų, gal galite duoti lentų, darom spektaklį. Sako, gerai, duosim lentų. Ernsto Vicherto teatras dalyvauja mėgėjų teatrų festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje, o namuose gimtojoje Priekulėje į spektaklius visada renkasi pilnutėlės salės. Šis vakaras ne išimtis. Improvizuotoje grimerinėje šurmulys aktoriai ruošiasi spektakliui. Kaip ir Vicherto laikais, taip ir dabar scenoje vaidina miestelio gyventojai. Čia man jau čia genuose. Aš esu išnešiota dramos teatre. Tada, kai Valys Juškevičius dramos teatre buvo direktorius, mano mama buvo aprengėja tėvelis pastatyminės dalies vedėjų. Ir aš esu, čia kažkas tai tokia ten buvo tada. Paskui stojau į konservatoriją, neįstojau. Numatyti dievulis sakė, eik kur nors kitur, išėjau kitur. Bet čia jau realizavau tą savo jaunystės svajonę. Ale mama, kam tu man visą tai dabar aiškiai? Juk aš sakau, kad aš nieko nenoriu apie jo žinoti ir nieko girdėti. Jeigu varote mane iš namų, aš pati susirasiu savo vietą. Nori tu ar nenori? Tada jau aš žinosiu. Toks velnis ir atneši, ką galva kirp velniuks, ons ir atneš tavi čia. Kur tur atnešti? Kaip, nežinau, aš anksčiau lankiau šokių kolektyvas buvo tautinių, paskui pertrauka, ir paskui buvo toks spyris moterų, kad pareičiau čia į teatrą. Šiemet teatras išleido premjerą Urtę pagal Simonaitytės romaną Aukštųjų Šimonių likimas. Rugpjūtį sutelkė bendruomenę į Vilhelmo teatrų festivalį. Tikimasi jis taps tradiciniu ir kasmet sukvies profesionalus ir mėgėjus.